Pirmą kartą žodį lobotomija išgirdau prieš 20 metų. Tada su kolegomis žiūrėjome šią filmuotą medžiagą ir pamatėme kastuvėliais nužudytų žmonės. Staiga vienas kolega nervingai sušuko. Juk čia lobotomija. Tada pirmą kartą išgirdau šitą žodį. Įrašą iš Gruzijos mums atsiuntė draugai. Tai įvyko 1989 balandžio 9-ąją. Tankai važiavo tiesiai į neginkluotus taikius žmonės, kurie nusikalto tik tuo, kad norėjo laisvės. Kitą dieną laikraštis Pravda parašė apie Tbilisyje išvaikytą mitingą. Mes netikėjome šiuo laikraščiu, bet juk turėjome iš kur nors gauti informacijos. Taigi skaitėme straipsnį apie padėtį Tbilisyje, kaip jungtinės milicijos ir armijos pajėgos laikėsi instrukcijų dėl ginklų nenaudojimo, ypač prieš moteris ir paauglius. Perskaitę straipsnį mano draugas paklausė, nejau jie tikrai žudė moteris ir vaikus. Jis mokėjo partinę spaudą skaityti tarp eilučių. Taip, jie žudė. Daužė jų galvas kastuvėliais. Daužė galvas, kuriuose gimė svajonė apie laisvę. Tačiau laisvė jau buvo nutraukusi grandines ir žmonių nebebuvo įmanoma sustabdyti. Balandžio 9 Gruzijos piliečiams įsiminė visiems laikams. Ši data nulėmė vėlesnių įvykių eigą. Senovėje į Gruziją Argo laivu plaukė didvyris Jasonas. Jis bandė surasti auksinę vilną. Gal auksinės vilnos čia ir nebėra, bet liko norus pildantis medis. Štai jis. Nors medis tik vienas, stebuklingos jo galios vilioja žmonės. Todėl kartą atvykęs į Gruziją, norėsi čia sugrįžti ir vėl. Nebuvau Gruzijoje jau daugiau nei 20 metų. Daugiau nei 20 metų nemačiau savo draugų. Negėriau su jais vyno, nesiklausiau jų užstalės dainų. Metas atsigriebti už prarastą laiką. Čia Zaza. Jis toks pat kaip anksčiau. Iš tikrųjų, jie visi nelabai pasikeitė. Gal tiek žilų plaukų padaugėjo. Čia Gogis. Jis turi 8 vaikus. Už Gruziją. Be abejo, draugai papasakojo, kaip gyveno tuos 20 metų. Žinojau, kad 1992–93 Abchazijoje vyko karas. Jie parodė man savo archyvus. Pirmą kartą mačiau tuos vaizdus. Pas mus jų nerodė. Kalnų tautų konfederacijos prezidento įsakymas. Nepavykus taikiai spręsti klausimo dėl okupacinės Gruzijos kariuomenės išvedimo iš Abchazijos teritorijos. Įsakau visiems konfederacijos štabams garantuoti savanorių išdėstymą Abchazijos teritorijoje, ginkluotai kovai su agresoriais. Visus gruzinų tautos asmenis, esančius konfederacijos teritorijoje, laikyti įkaitais. Tam panaudoti visas priemonės, įskaitant teroro aktus. Delfinas. GRU simbolis. GRU vyriausioji Rusijos žvalgybos valdyba. Pasinaudoję Abchazijoje kilusią separatizmo idėją, Rusijos generolai atsiuntė savanorius. Jų užduotis – įstumti iš šių žemių gruzinus. Kažkur šiame čečėnų būryje mokosi ir būsimasis teroristas Šamilis Basajevas. O čia kazokai. Jų irgi netrūko.
Visi 90-ųjų pradžioje kilę konfliktai prasidėjo ten, kur buvo išdėstytos Rusijos karinės bazės. Padniestrėje, Abchazijoje, Pietų Osetijoje. Tik Adžarijoje jiems nepasisekė. Jie degina mūsų namus. Tik pažiūrėkit. Išvarė mus, išbėgau nuoga, mano vaikai irgi nuogi. Jie muša mūsų žmonės, Rusija mus muša. Pradėt. Ugnis. Imperija lyg laukinis žvėris. Leido nagus į žemę, kurią vis dar laikė sava. Pabėgti iš to pragaro buvo tik 3 keliai. Pirmasis vedė per jūrą. Tačiau laivų neužteko. Juose visi žmonės netilpo. Antrasis kelias oru. Šitas lėktuvas buvo pasiruošęs skrydžiui, bet ant kilimo tako į jį jau taikėsi raketa Strela. Nufilmuotos akimirkos likus kelioms minutėms iki pakilimo. Jai pasisekė. Ji netilpo. Lėktuvas nukrito į jūrą. Ar matote raketos paliktą įstrižą pėdsaką danguje? Buvo pranešta, kad raketą paleido nenustatyti asmenys iš nežinomos vietos. Tam panaudoti visas priemonės, įskaitant teroro aktus. Buvo dar vienas kelias, pats ilgiausias, per kalnus. Taip jie paliko savo namus, savo žemę. Beveik 300 000 pabėgėlių. Įsiklausykite į šį skaičių – 300 000. Tai beveik 3/4 Abchazijos gyventojų. Jie išėjo, kad išgyventų, kad netaptų įkaitais. Jų namus užėmė kaimynai. Kai kurie apsigyveno ten, kai kurie pardavė. Čia Teja. Suchumyje ji turėjo didelį gražų namą. Dabar jame gyvena Rusijos generolas. Teja nežino, kas jis. Jei pirmą kartą atsidūrei Tbilisyje arba atvykai čia po ilgos pertraukos, netinginiauk ir neįsigas karščio. Eik ir apsidairyk. Šitas miestas visada buvo laikomas gražiu, bet dabar jis dar labiau užgražėjo. Akivaizdu, kad laisvė ir nepriklausomybė puikiai dera su senosiomis tradicijomis. Svarbiausia iš jų – atminti aplinkinius, gyventi santarvėje ir taikoje su kaimynais. Su šia mintimi buvo kuriama, statoma, o vėliau puoselėjama šita šalis.
Senasias Gruzijos šventyklas statė tikri menininkai. Nuo šventyklų sienų atsiveria nuostabi šalies panorama. Miškai, kalvos, kaimai, keliai. Žiūrint į juos dabar, sunku įsivaizduoti, kad tai iš tiesų galėjo įvykti. Kad Rusijos tankai važinėjo šią žemę. Rusijos lėktuvai mėtė bombas ant Gruzijos miestų. Čia Gorio miesto centrinė aikštė. Ar matote paminklą Stalinui? Jis čia gimė. Rusijos televizijos kanalai pranešė, kad buvo bombarduojami tik kariniai objektai. Bet netoliese nėra jokių karinių taikinių. Čia vien tik žmonės. Padėkit, padėkit. Kai rugpjūčio 8 prasidėjo karas, Rusijos valdžia paskelbė, kad operacija buvo pradėta Gruzijos armijai ir policijai užpuolus taikų Cchinvalio miestą. Rusijoje nebuvo įmanoma išgirsti kitokio požiūrio į šiuos veiksmus, nors toks požiūris ir egzistavo. Nuodugniai išanalizavus įvykius tampa aišku, kad Rusija tam rengėsi kelerius metus. Likus savaitę iki karo pradžios įtampa sąmoningai buvo didinama, panašiai kaip per Izraelio ir Hamas konfliktą. Kai Hamas raketos krinta ant Izraelio, tos organizacijos nariai teigia, jog dėl to kaltas Izraelis. Pietų Osetija irgi nuolat puldinėjo Gruziją, apšaudydavo iš artilerijos ginklų, teigdama, kad šaudyti pradėjo Gruzija. Aš kaip karo analitikas jau birželio pradžioje buvau įsitikinęs, kad karas neišvengiamas ir prasidės jis rugpjūtį. Buvo aišku, kad Rusija jau turi parengusi Gruzijos puolimo planą. Iš kokių ženklų tą supratot? Pažįstu daug žmonių dirbančių užsienio reikalų ministerijoje, taip pat ir tų, kurie rūpinasi Gruzijos klausimu. Jie visi liovėsi kalbėti su gruzinais. Pone ministrė, gal galėtumėte atsakyti keletą klausimų apie karą su Gruzija? Gal išprotėjai, mergaitė? Klausinėja nesąmonių. Gruzinai siūlė apsvarstyti keletą alternatyvų, bet niekas jų nesiklausė. Jau buvo priimtas sprendimas numatytų laiku pradėti karinius veiksmus. Ir jokių derybų nebegalėjo būti. Rusų ketinimai nuo pat pradžių buvo piktavališki. Geras mano bičiulis, Jurijus Negiriovas iš laikraščio Izvestija. Tuo metu Pietų Osetijoje aš jau buvau persona non grata. Taigi jis pasakojo, kad rugpjūčio 7-ąją matė, kaip osetinai apšaudo Nuriją. Nurija tai gruzinų kaimas.
Grįždami važiavo pro Chetagurovą. Jis buvo nepaliestas. Ir Jurijus išgirdo keistą dalyką. Generolas Barankievičius pasakė, kad Chetagurovas sugriautas. Todėl metas pradėti karą. Prieš savaitę ponas Kokoitis evakavo visą Cchinvalį, sakydamas, kad netrukus prasidės karas. Prieš savaitę į miestą pradėjo plūsti savanoriai. Peržiūrėjau Osetinų tinklaraščių įrašus, darytus rugpjūčio 7 rytą. Pacituosiu kelis sakinius iš Osradijo tinklaraščio. Osetinams duotas planas skubiai užpildyti didžiausią Gorio miesto morgą. Taikus Tbilisis kol kas nesubombarduotas, bet jau greitai prasidės. Vienu smūgiu turime sunaikinti Gruziją. 58-oji divizija jau mieste. Tai buvo parašyta rugpjūčio 7 dieną, o tos pačios dienos vakare rašoma, kad prakeiktas fašistas Saakašvilis užpuolė taikiai miegantį Cchinvalį. Tai vadinama provokacija. Patikrintas metodas. Jo buvo griebtasi antrą kartą puolant Čečėniją. Rengiamos įvairios provokacijos, kurios vėliau pasitarnauja kaip pretekstas pradėti karinius veiksmus. Gruzinams jau užteks perspėjimų. Mes suduosime rimtą smūgį ginkluotoms pozicijoms, visiems ugnies taškams, kuriuos tik rasime. Šiandien arba ateityje. Osetinai ėmė aktyviai provokuoti gruzinus. Kokoitis pareiškė netrukus išvalysęs visus gruzinų kaimus ir panašiai. Nuolatiniai apšaudymai ir grasinimai padarė savo. Gruzinai pasidavė provokacijoms. Rugpjūčio 8 naktį Gruzijos armija ir policija pajudėjo Cchinvalio link. Jei jūs pasipiktinote, pabandykite patys įspręsti šį galvosūkį. Įsivaizduokite, kad esate valdžia, kad dalis jūsų šalies gyventojų planingai apšaudomi. Derybos nepadeda. Rusijos taikdariai nebendradarbiauja. Priešingai, nuo stogų jie nukreipia ugnį ne ten, kur reikia. Klausimas, ką jūs darytumėte? Tokio klausimo Rusijos televizijos kanalai nesvarstė. Jie be perstojo kaltino Gruziją. Kad geriau perprašiau visas intrigas, paskambinau senam savo bičiuliui žurnalistui Vadimui Rečkalovui. Sveikas, Vadimai. Per karą tu buvai Gruzijoje. Kokį įspūdį susidarėjai? Kas ten dėjosi? Mano manimu, šitas karas vyko pagal naujausias technologijas. Nes viskas, ką turėjome perduoti, mums buvo perduota dar iki to, kol visa tai prasidėjo, dar prieš atvykstant oficialioms televizijos kompanijoms. Jie negalėjo duoti jokio įvykių transliacijos vaizdo, bet visos neva svarbiausios naujienos apie šį karą jau buvo žinomos. Ir visai nesvarbu, kad tos naujienos neturėjo nieko bendra su tikrove. Jos jau buvo išplatintos ir mėginti jas paneigti buvo beprasmiška. Kad ir pavyzdžiui dėl 2000 žuvusiųjų, iš kurių vėliau liko kiek daugiau nei 300, o vėliau tik 150. Taip. Mūsų valdžia vėliau oficialiai paskelbė žuvusiųjų skaičių ir padarytų nuostolių mastą. Bet tie skaičiai visiškai netitiko informacijos apie žuvusiuosius ir sugriovimus, kuri mums buvo brukama pirmosiomis konflikto valandomis. Manau, dabar pats metas papasakoti, ką tomis dienomis matė Rusijos televizijos kanalų žiūrovai. Tvarkai palaikyti Rusijos kariškiai laikinai turėjo perimti policijos pareigas. Mes atvykom čia palaikyti tvarkos, kad nebūtų plėšiamos parduotuvės ir butai. Saugoti kitų žmonių nuosavybę labai kilnus okupantų poelgis. Tačiau pasakysiu tiesą, aš mačiau visai ką kitą. Iš kur gavo tą šakutę? Koks tavo reikalas? Pasitrauk. Įdomu, iš kur gavot auksinę šakutę? Pasitraukit iki pirmos mašinos. Jei pavogėt, galėtumėt bent paslėpti. Iki pirmos mašinos. Bet jie nevogė. Tik paėmė pasaugoti. Štai vyrai neša saugoti mūsų kilimus. Dabar jie bus saugomi tankuose. Ką ten kilimai? Jie pasaugos menkiausius mažmožius. Matote? Jis kažką rado ir dabar neša saugoti. Kaip jis skuba. Jis bėga.
Jie ruošiasi apsaugoti banko poskyrį. Šios vaizdus nufilmavo apsaugos kameros. Deja, pinigai jau išvežti, bet dar liko ką saugoti – biuro įrangą, kompiuterius. Tačiau maloniausia – paimti saugoti svetimus automobilius. Savininkas kažkodėl nenori jo atiduoti, bet saugotojas ginkluotas. Matote? Kad įtikintumėt savininką atiduoti pasaugoti mašiną, pakanka tik vieno šūvio. Dabar galite dėl jos nesijaudinti, ji patikimose rankose. Katerių saugojimas – pulkininkų ir generolų reikalas. Eiliniai su tuo nesusitvarkytų. Jie neturi tam reikiamos kvalifikacijos. Įprotis saugoti viską, ką tik gali pasiekti, pamažu tapo nacionaliniu Rusijos interesu. Kad tą suprastume, iš karo persikelkime į Maskvą. Jeigu paisytume nacionalinių interesų, su Gruzija turėtume draugauti, o mes ją pavertėme priešę. Kodėl tai padarėme? Vakarų politologui, kuris svaičioja apie nacionalinius interesus ir panašiai, aš sakau, paimkit kokį nors buvusį mafiozą arba pažiūrėkit filmą Krikštatėvis ir tada geriau suprasit Rusijos politiką. Kalbu ne tik apie Gruziją, apie viską apskritai, ekonomikos politiką, vidaus politiką. Suprasite tą daug geriau, jei suvoksite, jog Rusijoje veikia visiškai kitokie įstatymai. Jie visai nepanašus į vakaruose priimamus ir vykdomus sprendimus. Tai labiau primena elgesį mafijos boso ar šeimos galvos, kuris valdo savo verslą, skirsto pinigų srautus ir taip toliau. Pas mus žiūrima, kas iš to turės naudos, kuris asmuo ir kiek įsidės savo į kišenę. Montažas – klastingas ir galingas ginklas. Iš pradžių pamaniau, kad po chaotiškų plėšimų vaizdų rodyti, kaip giedamas Rusijos himnas, pernelyg šventvagiška. Bet vis tiek taip padariau, kadangi himnas skamba partijos Vieningoji Rusija suvažiavime. Tarp narių, kuriuos dabar matome, yra korumpuotų piliečių, kurių biudžetą galima prilyginti Rusijos federacijos biudžetui. Pasak kai kurių ekspertų, jis siekia $300 milijardų per metus. Istorikas Karamzinas kartą Rusijos esmę apibūdino vieninteliu žodžiu – vagia. Knygoje Putinas ir Gazpromas mes detaliai studijavome, kokie valstybinės akcinės bendrovės aktyvai atiteko Putino draugams. Turiu pasakyti Rusijai ir pasauliu, ypač Gazpromo akcininkams, labai nemalonę žinią, kad Putino ir jo draugų gautos lėšos siekia $60 milijardų Jungtinių valstijų dolerių. Bet kurioje kitoje pasaulio šalyje Putinas jau būtų apkaltintas. O pas mus apsimetama, kad nieko nenutiko. Vladimirai Vladimirovičiau, jums sekasi. Šie aplodismentai turi istorinę reikšmę. Paaiškinsiu. Kai 1991-aisiais sugriuvo Sovietų sąjunga, KGB teko padaryti pauzę. Ilgą pauzę. Everything came back to life. 1999-aisiais viskas grįžo į savo vietas. Brangus draugai, noriu pranešti, kad FSB pareigūnų grupė, slapta dirbusi vyriausybei, pirmajame etape savo užduotį įvykdė.
Salei pokštas patiko. Pastebėjau, kad vadų pokštai visada sutinkami su didžiausia ekstaze, kaip ir Chruščiovo voluntarizmo laikais ar Stalino represijų laikotarpiu, netgi siaubingais bado ir priverstinės kolektyvizacijos metais. Visi gerai žinome, kokius etapus turėjo pereiti šalies saugumo organai. Žinome, koks šios organizacijos narių indėlis kiekvieno tarnybos egzistavimo etapu. Gal ponas Putinas ir nusteps, bet mes taip pat žinome apie tuos indėlius. Ir apie etapus. Žinome, kas perėjo tuos etapus ir kiek milijardų gyvybių tai kainavo. Draugai, mes turime NKVD. Jam vadovauja tikras Stalino draugas Nikolajus Ivanovičius Ježovas. Jie ploja, o paskui ir jie bus sušaudyti. Taip, kai kurie galėjo nežinoti tiesos, kai kurie galėjo nesuprasti. Tačiau įsižiūrėkite į šitą veidą, į šias akis. Matote, jis viską supranta, bet toliau ploja. Tokie visą šalį apimantys plojimai tęsiasi dešimtmečius. Te gyvuoja tarybinė vyriausybė. Valio. Esame dėkingi mūsų partijos centro komitetui už nuolatinį rūpinimąsi žmonių gerovę, už jo politiką, tenkinančią tarybinių žmonių poreikius. Nežinau, kam šovė mintis sujungti tūkstantmetę Rusijos patirtį apibūdinantį žodį vogti su sovietiniu žodžiu pritarti. Bet regis tai buvo puikiai mintis, visai kaip išgerti laisvinamųjų su migdomaisiais. Reikėjo tik rasti vadą, kuris tą padarytų. Aš su dėkingumu priimu jūsų pasiūlymą tapti vieningosios Rusijos lyderiu. Štai ką reiškia ta ilga pauzė. Kaip matome, nacionaliniai interesai rado nacionalinį lyderį. Dabar jie sieks ne šiaip pinigų, o didelių pinigų. O kad išlaikytum didžiulius turtus, reikia parodyti tikrą galią. Reikia būti gerbiamiems, reikia būti garsiems. Kitaip tariant, kietiems vyrukams. Taigi atėjo laikas karui. Jo objektu buvo pasirinkta Gruzija. Kodėl Gruzija? Tiesiog nepatinka jie mums. Nemeilė Gruzijai per švelniai pasakyta. Labiau tiktų tai pavadinti neapykantos skiepijimu. Pirma neapykantos skiepijimas, paskui trėmimai. Mano sūnus Antonas Nemcovas mokosi 20-ojoje municipalinėje mokykloje. Antigruziniškos isterijos metu vietos įgaliotinis atėjo į klasę ir pasakė: tegu atsistoja visi su gruziniškomis pavardėmis. Ar tai normalu mokykloje? Beje, tai vyko 5 klasėje. Dalykai, apie kuriuos pasakoja Borisas Nemcovas, prasidėjo maždaug prieš 2 metus iki karo. Kodėl tai buvo daroma? Ar gali tą kas nors paaiškinti? Kodėl per karą buvo padegtas Boržomio draustinis? Nejaugi ir medžiai, ir žolė virto gruzinais, kad juos reikia sudeginti. Aš iš Svanetijos kaimo. Mus padegė. Ar jie ten buvo? Ką darė? Degino mūsų namus. Tai buvo rusai? Taip, rusai. Kas gali pasakyti, kodėl kareiviai degino kaimus Svanetijos kalnuose? Jie už 300 km į vakarus nuo konflikto zonos. Kodėl bombardavo Senakį? Jis taip pat už 300 km nuo Cchinvalio. Tačiau ir ten daugybė aukų.
Čia sužeistųjų sąrašas Senakio ligoninėje. Čia sąrašas Gorio mieste. O čia Tbilisyje. Kokia stipri turi būti neapykanta, kad dėtųsi tokie dalykai? Jei šio karo priežastis asmeninis priešiškumas, tas priešiškumas kilo ne dėl to, kad Saakašvilis ką nors blogą pasakė Putinui. Neva pavadino jį Liliputinu, bet dėl to, kad Saakašvilis Gruziją pavertė vakarietišką šalimi. Rusijai dėl to pikta ir apmaudu. O kodėl apmaudu? Nežinau, kodėl apmaudu. Nikolajus I laikais Rusija negalėjo susitaikyti su Prancūzijos ar Austrijos revoliucijomis. Tas pat ir Putino laikais. Rusija erzina oranžinė revoliucija arba rožinė revoliucija Gruzijoje. Taigi, jie laimėjo. Klastingas priešas nugalėtas, Reichstagas paimtas. Malonu būti nugalėtoju. Tu esi stipresnis, tau galima viskas. Pavyzdžiui, gali ant žemės paguldyti civilį. Nesvarbu, kad vyro plaukai jau pražilę, kad jis tiktų tau į senelius, juk dabar tu gali viską. Tačiau valdžiai kilo nematoma grėsmė. Pažiūrėkite, rusų kariai įsilaužė į Gruzijos karinę bazę ir viską nufilmavo mobiliuoju telefonu. Pasiklausykite. Va kaip tie šunsnukiai gyveno. Pažiūrėkit, visi pažiūrėkit. Noriu pasakyti, kad jie prastai gyveno, viską turėjo. Kokios lovos. Kareivinės dideliais langais. Ne taip, kaip mes lyg kokie benamiai. Štai iš kur kilo grėsmė valdžiai. Nugalėtojai turėjo galimybę pamatyti, kad yra kitoks gyvenimas, kad su žmonėmis galima elgtis ir kitaip, kad tie jauni kareiviai matė išskyrus benamių skurdą ir įžeidinėjimus. Labiausiai tą jautė, jei esi gimęs mažame Rusijos miestelyje, ten, kur tavęs niekam nereikia, kur valdžia tave prisimena tik tada, kai prireikia palaikyti pabuklus. Matai, kaip žiemą tokio miestelio gyventojai šąla. Kaip kartais naktimis dingsta elektra. Pavasariais tuos miestelius dažnai užlieja. Arba dėl liūčių, arba dėl kokio nors hidroelektrinės gedimo. Kaip ir Beslane, čia nereikia jokios ypatingos apsaugos nuo teroristų. Trumpai tariant, toks įprastas gyvenimas Rusijos provincijoje. Vaikinai, pasitraukiam, jūsgi galit žūti. Netokia ir didelė laimė gimti mažame Rusijos miestelyje. Kiek metų šitam berniukui? Kokie 8? Vadinasi, po 10 metų jis tarnaus armijoje. Galbūt jam pasiseks ir priesaiką jis duos Rusijos širdyje, Raudonojoje aikštėje. Praeis 10 metų ir šis berniukas, kaip ir 100 000 kitų berniukų, pasižadės šaliai, kuri jam nieko nežada. Draugė viceadmirolė, povandeninis laivas Kurskas 41 grįžo iš tolimojo reiso. Pasipildęs atsargų vėl bus pasiruošęs plaukti į jūrą. Pone prezidente, kas atsitiko jūsų povandeniniam laivui? Jis nuskendo. Putino šypsena kaip ir Monos Lizos, verta tapti nemirtinga. Čia ne šiaip žmogaus šypsena, čia simbolis.
Kremliaus šypsena. Daugybė paslaptingų ir nepaaiškinamų dalykų paslėpta už Kremliaus sienų. Kodėl vos tik pradėjęs ten dirbti, dažnas liguistai ima ieškoti nacionalinės idėjos? Tik nesakykite, kad ta idėja jau rasta. Taip, kai kurie vagia, o visi kiti turi tam pritarti. Bet čia ne idėja. Ji negali entuziastingai įkvėpti visos tautos. Galiausiai, kas gali garantuoti, kad iš niekingo, pritarančiųjų lygio pereisi į taip trokštamą vagiančiųjų klubą? Čia ir visa esmė. Reikia tokios idėjos, kurią pasigautų masės. Apie tai galvojau 2008 pabaigoje, kai Dmitrijus Medvedevas, kaip prezidentas, šventė savo pirmuosius naujuosius metus. O aš tuo tarpu prisiminiau 2000-uosius, pirmuosius prezidento Putino naujuosius metus. Gal čia tik sutapimas, bet ir tie metai pažymėti karo. Abi šias datas sieja įdomus dalykai. Naujieji metai Rusijoje ypatinga šventė. Niekas jos taip nešvenčia. Tuoj mes juos pasveikinsim su Kalėdom. Manau, ši tradicija slypi labai giliai kiekviename iš mūsų. Artilerija pasiruošus? Nusitaikyti? Ugnis. Su Kalėdom. 2000-aisiais pulkininkas Jurijus Budavovas ypatingai pasveikino čečėnus. Vieną dieną į savo slėptuvę jis net įsitempė čečėnų mergaitę, Elsa Kungajeva. Na, kad pasveikintų. Iš pradžių pasveikino, o paskui nužudė. Jo vadas generolas Šamanovas taip pat pasveikino čečėnus. Pavyzdžiui, jis įsakė sunaikinti pabėgėlių koloną. Dėl visa pikta. O jeigu ten slepiasi teroristai? Mes persekiosime teroristus visur. Oro uoste, jei ten slėpsis, jei rasim juos tualete, atleiskit, žudysim ir tualete. Visi nuostabūs atradimai gimsta netikėtai. Kaip ir frazė žudysim juos tualete. Netikėtai įskridusi iš prezidento lūpų, akimirksniu įgijo epinę prasmę. 100 metų ieškota nacionalinė idėja gimė per 1 sekundę. Gimdymą priėmė 250 000 žuvusiųjų, iš jų apie 40 000 vaikų. Tačiau išlaikyti šią galingą idėją vien Čečėnijos ribose buvo neįmanoma. Ji pasklido po visą Rusiją. Ir taip atsirado puiki trijulė. Vogimas, pritarimas, žudymas tualetuose. Jei norite tapti radikaliu islamistu ir esate pasiruošęs apsipjaustyti, kviečiu jūs į Maskvą. Turim puikų ir šios srities specialistą. Rekomenduosiu jam atlikti operaciją taip, kad jums daugiau niekas nebetauktų. Net ir anksčiau žudyti Rusijoje buvo lengva. Dabar tai tapo dar lengviau. Aš nebegaliu. Kam dar kas neaišku? Judinkis. Ką pasakei? Kai kurie iš jūsų sakys, juk jie kaliniai, kitaip su jais negalima. O aš manau, kad dėl to negalima turėtume pasiginčyti. Bet pažiūrėkite vaizdo įrašą nufilmuotą įprastame kieme. Kojas. Šypsokis. O dabar sakyk, aš myliu Omoną. Jei nesakysi, vėl gausi. Kartok, aš myliu Omoną. Žurnalistė Ana Politkovskaja nužudė Lesnajos gatvėje, prie namų durų slenksčio. Jo straipsniai apie žvėrišką elgesį Čečėnijoje siutino armiją.
Jie gąsdino, grasino nušauti, bet ji vis tiek rašė. Minint tragiškų įvykių dieną, jis skrido į Beslaną. Lėktuve ją bandė nunuodyti. Ji išgyveno ir vėl rašė. Kolegos žinojo, kad Anos nesustabdysi. Kažkas tą irgi suprato, todėl ją nužudė. O čia Natalijos Justimirovos laidotuvės. Natalija buvo Anos draugė, kolegė, taip pat žurnalistė. Ją pagrobė dienos metu miesto centre, išvežė ir nužudė. Jos laidotuvių dieną žmonės nešėsi plakatus su užrašais. Tiesos kaina mirtis. Mano tėvynė, tu išprotėjai. Operatyvinė grupė atvyko į dar vienos žmogžudystės vietą. Čia pirmoji kulka, o čia 10. Žudikams pavyko pabėgti. Dar viena auka, Polas Klebnikovas. Jis buvo Rusijoje leidžiamo žurnalo Forbes versijos vyriausiasis redaktorius. Rašė apie turtingiausius Rusijos žmones. Žurnalistė Anastasija Baburova ir advokatas Stanislavas Markelovas buvo nužudyti kartu, netoli nuo Kremliaus. Tuščiam lauke raketos Grad. Už mūsų Putinas ir Stalingradas. Tie, kurie nepritarė mums, nenori, kad mūsų planai būtų įgyvendinti, todėl kad jų planai visiškai kitokie ir jie kitaip įsivaizduoja Rusiją. Jiems reikalinga silpna, ligota valstybė, kad jie galėtų užsiimti savo darbeliais ir pelnytųsi iš mūsų. Mirtis tėvynės išdavikams. Mes, jaunimas su ginklu rankose, stosim ginti savo tėvynės. Judėjimo našai komisarai ir aktyvistai, klausykit mano komandos. Pradėkit kovotojų rengimą. Nors pagrindinis Kremliaus ideologas Vladislavas Surkovas dar gana jaunas žmogus, bet jau daugiapusė asmenybė. Jis ir rašytojas, ir filosofas vienu metu. Žmonės sako, kad būtent jis sukūrė terminą suvereni demokratija. Kai ponas Surkovas neužimtas filosofija, jis daug dirba su jaunimu. Rezultatai jau matyti. Gal galit pasakyti, koks šios demonstracijos tikslas? Negaliu. Kodėl? Todėl, kad man uždrausta. Visai. Reikėtų klausti ne mūsų. Jis patraukia jaunimą, įkvepia jį ir paleidžia į gatves. Mes pirmieji ne tik kosmose, bet ir Žemėje. Ponui Surkovui pavyko neįmanomas dalykas. Jis suvienijo jaunimą ir veteranus. Mes pensininkai, mūsų surinko ir atvežė kaip avis. Net nepasakė, kodėl mes čia, ką reiškia mėlyna ir raudona. Turėjo bent paaiškinti. Čia tik menkas aplaidumas. Iš tiesų, koks skirtumas mėlyna ar raudona? Svarbiausia, kad tai kažkam skirta. Prisimenate žodį pritarti, Surkovas už jį atsakingas. Taip pat, kai prireikia, jis organizuoja protesto akcijas. Neleisiu, kad mano vaikai skaitytų tokį šlamštą. Čia koks nors detektyvas? Visai ne detektyvas. Rašytojui Surkovui nepatinka rašytojas Sorokinas. Perskaičiau čia apie Staliną, apie Chruščiovą, gal jie ir turėjo kokių nukrypimų, bet ne iki tokio lygio. Todėl ir plėšomos rašytojo Sorokino knygos. Tegu sau sėdi savo kuluaruose ir rašo tą šlamštą. Jūs pyksta dėl Sorokino knygos, bet ar ją skaitėt? Skaitėm mums atrinktas vietas. Nusprendėm neskaityti. Idealus suverenios demokratijos modelis. Rinkėjai skaito ir žiūri tik tai, kai jiems išrenka jų išrinktieji. Argi ne puiku? Kaip manote? O čia pavyzdys to, ką rinkėjai turi žiūrėti.
Šio filmo pradžios titruose rašoma: viskas, ką čia pamatysite, nutiko Pietų Osetijoje 2008 rugpjūtį. Pažiūrėkime. Štai gruzinas apšaudo osetinų mašiną. Pasvarstykime. Kad nufilmuotum tai, prireiktų mažiausiai 5 ant stovų pastatytų kamerų. Čia suvaidinta scena su gera pirotechnika. Tikrovėje taip nebūna. Tikrovėje viskas atrodo daug proziškiau. Čia matote, kaip rusų kareiviai apšaudo turkų žurnalistų mašiną. Mašina tikrai ne karinė. Štai kaip viskas atrodo. Nėra nieko didvyriška. Ir jokių stovų. Bet mes nukrypome. Žiūrėkime toliau. Tuo metu mieste prasideda valymas. Pėstininkų lydimi gruzinų tankai juda gatvėmis. Šaudoma be įspėjimo į visus matymo zonoje esančių žmonės. Atkreipkite dėmesį, komentatorius sako, kad šaudoma į visus esančius matymo zonoje. Tačiau ir operatorius yra matymo zonoje, bet jį nešaudoma. Kažkas čia ne taip. Gebelso stiliaus melas dažniausiai yra nenuoseklus. Neva tuose miestuose vyravo destrukcija ir chaosas, nors ten nebuvo jokio pasipriešinimo. Ir rusų kareiviai buvo vienintelė viltis. Bet vienas dalykas buvo organizuotas puikiai, tai propaganda. Buvo siuntinėjamos trumposios žinutės. Bėgiojo kaimynės ir prieš kameras pasakojo, kaip gruzinai pjausto gerkles ir tankais traiško vaikus. Tačiau per visą tą laiką osetinai nepateikė jokios neginčiojamos dokumentinės medžiagos, kaip gruzinas tyčia nužudo taikų gyventoją. Patikimų gruzinų žvėriškumo įrodymų nėra, o gruzinų kaimai išvalyti. Neik per toli, gerai? Ir Kokoitis pasakė, mes ten viską išlyginom. Tokia taktika buvo vadinama galutiniu gruzinų klausimo sprendimu prie Liachvės. Tai buvo jo viešas pareiškimas. Mes ten viską išlyginom. Kai internete ieškojau visų aukų sąrašo, netikėtai aptikau įdomų vaizdo įrašą. Rusijos televizijos naujienų fragmentą. Štai jis. Miestas praktiškai sugriautas. Kaip girdite, susišaudimas vėl prasidėjo ir mes priversti nutraukti tiesioginę transliaciją. Iš pradžių nesupratau, kas ten dedasi. Todėl pažiūrėjau dar kartą. Atidžiai pažiūrėkite ir jūs. Matote? Stebuklas. Staiga ima šaudyti. Reporteris šokteli neva išgąsdintas šūvio. Tačiau už jo esantis kareivis toliau sau ramiai ilsisi. Čia taip pat vaidinimas. Tik ne filme, o žinių laidoje. Tiek daug apdovanojimų ir padėkų už dalyvavimą karinėme konflikte žiniasklaidos atstovai jau seniai nebuvo gavę. Kremliuje, Jekaterinos salėje, neliko laisvų vietų. Čia susirinko visi, kurie karo sąlygomis darė viską, kad informacija pasiektų žiūrovus ir skaitytojus. Vadimas Rečkalovas taip pat buvo apdovanotas toje salėje. Vadimai, papasakok, ką jautei atsiimdamas apdovanojimą. Apėmė keistas jausmas. Aš kilęs iš Čeliabinsko srities. Netoli mano gimtojo kaimo gyvena Molčanų šeima. Jų sūnus Michailas Molčanas sudegė tanke. Tie 3 sudegę vaikinai nebuvo apdovanoti. Tiesą sakant, niekas apie juos ir nežinojo. O čia Kremliuje prezidentas Medvedevas sako, kokia sudėtinga ir svarbi valdžiai mūsų profesija. Ir apdovanoja mus, apdovanoja ir apdovanoja. Ir staiga supratau, kad prezidentui Medvedevui mes daug svarbesni už kareivius.
Ir viskas stojo į savo vietas. Mes padarėm daugiau nei tie kariai. Jie tik nuvažiavo kažkur ir žuvo, sudegė tanke. O mes pranešėme apie 2000 žuvusiųjų, apie tai, kad Cchinvalis nušluotas nuo žemės paviršiaus. Mes vadinome gruzinus graužikais. Kas šiame kare buvo tikrieji kariai? Mes buvom kariai. Mes kovėmės tame kare ir toliau tebekariaujam. Pavyzdžiui, pabėgo seržantas Gluchovas ir mes iš peties padirbėjom prie šitos temos, apkaltinom jį išdavyste. Bjauriausia, kad seržantas Gluchovas ir yra išdavikas. Jis išdavė savo karius, visai taip pat, kaip juos išdavė Medvedevas su Putinu. Rusijoje niekada nebuvo kitaip. Žmonės čia visada gyveno tarp dviejų išdavikų, tarp prezidento ir seržanto Gluchovo. Mūsų pasakojimas jau eina į pabaigą. Liko tik vienas neatsakytas klausimas. Kam reikėjo kišti visą tą melą į rusų galvas? Jie norėjo nukreipti žmonių dėmesį nuo problemų, kurios ritosi per Rusiją, didėdamos kaip sniego gniūžtė. Todėl jiems reikėjo priešo, kurį būtų galima apkaltinti, kartu suvienijant žmonės patriotiniam proveržiui. Ir jie rado tokį priešą. Įdomiausia, kad jų priešas visada tampa supervalstybės. Estija su 1,5 milijono gyventojų, Gruzija su 4 milijonais gyventojų. Kaip matome, tie priešai visada labai stambus. Ir kaskart nugalėję tokį supergalingą priešą, jie aplink save suburia žmonės. Turiu pasakyti, kad mūsų režimo užsienio politika katastrofiška. Mes neturime nė vieno draugo. Kokia turi būti užsienio politika, kad visi kaimynai, aš jau nekalbu apie pasaulį, tavęs nekęstų. Gal tu pats kaltas, kad visi aplinkui tavęs nekenčia, kad bijo ir nori pabėgti kuo toliau. Brangus ponai ir ponios, susirinkome čia pareikšti savo solidarumą. Esame 5 šalių vadovai – Lenkijos, Ukrainos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Jokia istorija negali baigtis be pasakojimo, kaip toliau sekėsi jos veikėjams. Taigi, prezidentai Medvedevas ir Sarkozy pasirašė Gruzijos konflikto sureguliavimo dokumentą, kurio Rusija nevykdo ir net neketina vykdyti. Europos Sąjungoje buvo pristatyta Heidi Tagliavini ataskaita. Pirmojoje jos dalyje sakoma, kad dėl karo kalta Gruzija, o antrojoje, kad kalta Rusija. Taigi, rusai entuziastingai skaito pirmąją dalį, o gruzinai džiaugiasi antrąją. Diplomatijos stebuklas, realpolitikos tendencijos. Užtat mainais Europoje šilta. Kalbant apie dujas, Europa iš Rusijos turi daug ko išmokti. Kieno interesus turi ginti Europos komisija? Kaip pas mus sakoma, pameklink kojas ir pirmyn, o jie ten sėdi ir varštelius sukioja. Sukioti varštelius žinoma tik metafora. Šiuo atveju jį reiškia tą patį kaip ir krapštyti nosį. Viskas aišku. Užuot miklinusi kojas, vaikiška Europa tik krapšto nosį. Nežinau, koks Putino turtas, bet sklando gandai, kad jis siekia 40 milijardų Jungtinių valstijų dolerių. Kas žino, gal dvigubai daugiau. Kai jie susitinka su tai žmonėmis, jam juokinga su jais kalbėtis. Kaip su kokiais varguoliais, kuriuos reikalų esant galima nusipirkti, kaip buvo nupirktas Šrioderis. Bet judėkime pirmyn. Vadovaujanti partija Vieningoji Rusija ir toliau laimi rinkimus. Kai kuriuose regionuose už ją balsuoja daugiau nei 100% rinkėjų.
O prezidentas Medvedevas galiausiai susižavėjo internetu ir paskelbė jame savo straipsnį pavadinimu Pirmyn Rusija.